Jo, viskas gerai veikia. Einam į trolių. Čia su mašina negalima. Į trolių kelią. Esam Barmute. Tai va, toliau einam trolių mišku ir štai jisai visiškai nuo gamtos stichijos nukentėjęs ir taip viskas palikta. Merginos. O čia kitoks miškas. Štai kokia tvora atrodo tame trolių miške. Barmute. Taip. Štai tvora iš kitos pusės akmeninė. Ir jinai visa apaugusi samanom. Ten atrodo tokie aukšti visi augalai, ypač paparčiai. Paparčių karalystė čia. Kokia turi. Keltų jūra. Jo. Tenai yra kaimelis Fellborn, senovinis, mes ten nuvažiuosim. Čia upė įteka į jūrą kelto. Čia yra tiltukas, kur mašinos lengvosios pravažiuoja už mokestį 3 svarai ar 2,40. Gali pravažiuoti ir nereikia aplinkui važiuoti, kad šitai... Pirmas mėlynės šios vasaros. Štai tiek daug. Mėlyniniai. Ir tik akis užmato. Žiūrė, žinai, ir tada padarai aplink tą ežerą ratą. Vėl visai kitas vaizdas. Tai toliau trolių kelias, kaip atrodo. Gražuolė tvora, apaugus 100 metų samanom. Štai 100 metų ąžuolas. Ir jų tokių čia daug apsamanojusios šaknys kokios.